Jūs galite prisijungti prie ERCREG registro, kuris priklauso Europos informacijos tinklui ERCNet. Norite sužinoti daugiau apie Europos informacijos tinklus? Peržiūrėkite šį vaizdo įrašą. Jame aiškinama, kaip šie tinklai padeda gydytojams dalyti žiniomis ir patirtimi, kad galėtų lengviau diagnozuoti ir gydyti retomis ligomis sergančius pacientus. Šie tinklai taip pat padeda atlikti mokslinius tyrimus, nes jais sukūriami pacientų registrai. Tai būtina, nes viena pagrindinių problemų susijusių su retomis ligomis yra duomenų trūkumas dėl ligų retumo ir duomenų padrikumo, nes informacija išbarstyta skirtingose šalyse. Nė vienoje šalyje neįmanoma surinkti pakankamai duomenų apie retas ligas, kad būtų galima atlikti išsamius tyrimus. Todėl turime susivienyti visoje Europoje. ERCNet turi centralizuotą Europos registrą, vadinamą ERCREG. Jame pateikiama informacija apie retomis inkstų ligomis sergančius pacientus ir sudėtingas būklės, kai reikalinga itin specializuota priežiūra. Informacija renkama iš medicininių įrašų. Tai gali būti diagnostikos rezultatai, medicininė priežiūra ir sveikatos būklės pokyčiai. Kaip tai veikia? Kai sutinkate prisijungti prie ERCREG registro, jūsų gydytojas arba duomenų tvarkytojas kartu su jūsų gydytoju sukuria įrašą registre. Šiame įraše nėra asmens duomenų, pavyzdžiui, vardo, pavardės ar adreso. Vietoje to priskiriamas kodas. Šio kodo ir jūsų asmens duomenų sąsaja laikoma ligoninėje, kurioje gydotės. Niekas kitas nežinos, ar duomenys yra apie jūs. Įtraukdamas į registrą, jūsų gydytojas arba duomenų tvarkytojas įveda informaciją apie jūsų diagnozę. Po metų pridedama informacija apie jūsų gydymą. Po to jūsų įrašas atnaujinamas kasmet ir pridedama informacija apie rezultatus. Ši klinikinė informacija rodoma tik ERCREG registrą tvarkantiems asmenims ir jūsų ligoninės gydytojams bei duomenų tvarkytojams. ERCREG registre taip pat parenkami taip vadinami paciento pateikti rezultatai. Jeigu sutinkate gauti klausimynus, mobiliojoje programėlėje gausite apklausas, pavyzdžiui, apie jūsų gyvenimo kokybę arba pasitenkinimą medicininę priežiūrą. Jūsų prieigos informacija laikoma registre, tačiau matoma tik jūsų ligoninės gydytojams ir duomenų tvarkytojams. Ji nėra matoma registro netvarkantiems asmenims. Jūsų atsakymai į apklausos klausimus matomi tik registrą tvarkantiems asmenims, ne jūsų gydytojui. ERCREG registre esantys duomenys padeda retų ligų bendruomeniai, pateikdami mokslininkams vertingos informacijos, kad šie galėtų tobulinti tyrimus ir gydymo būdus. Pavyzdžiui, kurti klinikines gaires ir sprendimų priėmimo įrankius. Duomenys tyrėjams prieinami tik sulaukus patvirtinimo iš specialios ekspertų komisijos bei pacientų atstovų. Be to, jūsų duomenys bus bendrinami tik, jei tam neprieštaraus jūsų ligoninė. Duomenys visada bendrinami pagal su jūsų įrašu susietą kodą, o asmens duomenys niekada nepateikiami. Jei esate pacientas ir norite prisijungti prie ERCREG registro, susisiekite su savo gydytoju. Kodėl turėtumėte prisijungti prie ERCREG registro? Tai galimybė papasakoti savo istoriją, priklausyti bendruomeniai, taip pat prisidėti prie tyrimų ir geresnės priežiūros. Padėkite Europos informacijos tinklams dalytis, rūpintis ir gydyti.